Miegas. Tai labai svarbi kokybiško gyvenimo sudedamoji dalis. Vienas dažniausiai pasitaikančių sveiko ir pilnaverčio miego trikdžių – knarkimas. Pasirodo, ši socialinė ir fiziologinė problema kankina net 45% žmonijos, iš jų net 40% moterys. Tanner Medico ir uždarosios akcinės bendrovės Tojaris projektai organizuotame renginyje buvo priminta, kad knarkimas tai minkštųjų audinių esančių viršutiniuose kvėpavimo takuose virpėjimas. Jis vyksta žmogui gulint, kai nusileidžia liežuvio šaknis arba minkštasis gomurys link ryklės sienelės ir vibruojant sukeliamas garsas. Renginyje pažymėta, kad miego fazės pastoviai kinta. Normalu, kad per naktį pasikeičia 4-6 miego ciklai. Knarkimas sutrukdo šią natūralią miego fazių kaitą ir žmogus nepailsi. Tad labai nukenčia ne tik jo artimųjų, kurie nuolat girdi knarkimo garsus, bet ir jo pačio gyvenimo kokybė. Knarkinti žmonės skundžiasi galvos skausmais, mieguistumu, jiems sunku susikaupti, silpnėja atmintis, dažnai laikosi aukštas kraujospūdis, silpnėja lytinė funkcija, atsiranda įtampa tarp šeimos narių. Norint nustatyti tikslę knarkimo priežastį, reikia pasikonsultuoti su medikais. Dažnai jie patiria atlikti tyrimą miego laboratorijoje. Tačiau dauguma žmonių dar vis ignoruoja knarkimą kaip sveikatos problemą, vengia šio tyrimo arba apie jį visiškai nežino. Tiems, kas nori kokybiškai pailsėti ir gerbia savo mylimų žmonių ramybę, puikia išeitimi gali tapti Asonor – efektyvi gydymo priemonė nuo knarkimo. Asonor – tai purškalas į nosį, kuris sudrėkina minkštuosius audinius ir jie šiek tiek įsitempdami negali stipriai vibruoti. Šio beveik 40 pasaulio šalių jau naudojimo preparato pristatymas Lietuvoje, kurį inicijavo uždaroji akcinė bendrovė Tojaris projektai, buvo ir nuotaikingas, ir labai įdomus. Kamerinėje Danijos ambasados aplinkoje šiltai priimti Lietuvos medikai sužinojo apie šio preparato galimybes ir veikimo būdus. Tanner Medico AS atstovas Jan Otsen pabrėžė, kad Asonor preparatų kūrėjų tikslas – garantuoti miego kokybę. Todėl tai pats populiariausias preparatas Danijoje ir nuo 2006 metų pradėtas platinti kitose pasaulio šalyse. Purškalas į nosį puikiai išsprendžia knarkimo problemą ir jau palengvino gyvenimą dideliam skaičiui žmonių, nes su knarkimu siejama daugybė ligų, o ilgalaikis nekokybiškas poilsis gali įtakoti netgi mirtingumą. Asonor yra purškalas į nosį ir jis yra purškiamas 4-6 kartus į kiekvieną nosies šnervę ir kol pajuntamas tirpalas burnoje. Knarkimas prasideda nuo nosies iki gerklės. Yra virpamieji audiniai ir visi yra sutepami ir tada knarkimas nustoja. Asonor sudėtyje yra natrio chloridas ir glicerinas. Jis sutepa minkštuosius audinius ir taip sumažėja virpėjimas ir tada žmogus nebeknarkia. Asonor produktas yra labai gerai žinomas Europoje, turintis labai tvirtą vardą. Taip pat Asonor galima vartoti nėščiosioms, neturi šalutinio poveikio, bei jo efektyvumas yra įrodytas klinikiniais tyrimais. Tad patartina išbandyti Asonor, kuris neturi jokio šalutinio poveikio, saugus ir švarus, beskonis ir bekvapis. Švelniai įtempia gleivinės raumenis, sutepa minkštąjį gomurį, taip sumažindamas audinių virpėjimą. Veikia net 7-8 valandas. Vieno buteliuko Asonor užtenka mėnesiui, tinka nėščiosioms ir vaikams. Asonor preparato ieškokite didžiųjų Lietuvos miestų vaistinėse ir internetinėje svetainėje www.knarkimas.com.